Gerbiami žiūrovai, gerbiami kolegos, noriu Jums pristatyti Priekuliškę Laurą Klimovaitę Benetę, kuri yra baigusi Šiaulių universitetą, dirba žirginio sporto trenerė nuo 2016 metų ir Priekuliškė Laura Klimovaitė Benetė ant žirgo atsisėdo sulaukusi 10 metų, jeigu aš suklystu, Laura mane pataisys. Jaunystėje raiteliai pavykto pasiekti tikrai džiuginančių rezultatų. Taigi, Laura, norim tavęs pasiteirauti. Kiek žirgų yra dabar tavo vadovaujamame sporto klube? Šitoj bazėj Priekuliai yra 19. Ir sportinių žirgų? Ne, su kumeliukais. Su kumeliukais. Taip. Ir Stragnuose turim dar vieną žirgyną, ten yra dar 6. Tai ten yra jaunikliai ir pensininkai, kaip aš vadinu. Kuriuos išleidžiam į pensiją, ten išvežam ir kurie iki 3 metų auga. Tai vienu žodžiu, darbų tau užtenka tiek ten, tiek čia? Tenai daugiau, ten tėtis rūpinosi, o čia rūpinos aš. O kiek raitelių sportuoja? Apie 40. Tai plius 40 vaikų? Taip. Ar vaikai, ar ir suaugę ateina pas tave treniruotis? Ateina ir suaugusių nėra daug, skaičiavau, dabar galvoju 4 turiu suaugusius ir visi likę vaikai yra. Fantastika. Ir visi dalyvauja varžybose? Taip, vieni eina link to, kaip pasiekia ir dalyvauja. Na, kodėl mes norėjom tave pakalbinti vien dėl to, kad pas tave, tu kai atvažiuoji į varžybas, tai tu viena iš nedaugelio trenerių, kurį į varžybas atsiveža didžiulį pulką vaikų. Įsiridena iš mašinos, iš fūros pirmiausia vaikai, neaišku kiek, koks skaičius, paskui įsikraunami žirgai, šunys, na ir ant galo tėvai ir priepučiantys. Taip. Na, o tikrai visiems nėra paslaptis, kad Priekulyje tradicinės konkurų varžybos Edmundo Klimovo tauriai laimėti, tai turbūt ilgiausia varžybų tradicija turinčios varžybos ir šiemet, tai yra 2024 metais, jau 30 kartą buvo organizuojamos šios varžybos. Na, ilgiau varžybų Lietuvoje organizuojamų, man atrodo, tikrai nėra buvę. Taip. Ar didžiuojasi esanti, kaip bebūtų gaila, amžinatilsį Edmundo Klimovo dukterėčia? Labai didžiuojuosi, aišku, gaila, kad aš jo neprisimenu, nes buvau maža, bet tie jo pasiekimai, istorija vis tiek įkvepia dirbti. Toliau ir tas varžybos organizuoti kiekvienais metais, nes labai daug darbo reikia. Ir po kiekvienų varžybų sakom, viskas, jau paskutinės daugiau nebus, praeina pusmetis ir vėl viskas tas pats ir pagerbta prisiminimą. Bet čia iniciatorė yra tavo šeima? Taip, daugiausiai tėtis, mama, ir mes. Ir tu visą laiką prisidedi prie organizavimo? Taip, kuom galiu, tom prisidedu. Tiek dalyvavimu, tiek tais nematomais dalykais? Taip, dalyvavimu, programos sudarimu, stengiamės atsižvelgti į mūsų raitelius sporto klube, kokių konkūrų reikia, kad jie galėtų dalyvauti. Visą laiką padarom vaikų užskaitą, kas man yra labai svarbu, kad tie vaikai iš tos bendros masės išsiskirt galėtų. O tavo tėvelis Vytautas Klimovas įkūrė Priekulės žirgų klubą, ar ne? Ir jisai buvęs veterinarijos gydytojas. Ar padeda savo žiniomis, kada atsitinka kažkokia tai neganda su tavo žirgeliais? Taip, labai padeda, nes Klaipėdos rajone mes turim tokią ganėtinai didelę bėdą su veterinarais, kurie specializuojasi su žirgais. Tai jeigu nori pasikviesti veterinarą įvykus kažkokiai traumai ar nelaimiai, tai gali užtrukti savaitę, 2 ir mėnesį. Tai va, jisai tą tokią pirminę konsultaciją mes pažiūrė, jau gali patarti, ką reikia daryti, ar čia užtenka tik tai patepti tepalo ir pavedžioti, duoti žirgui pailsėti, ar jau reikia ieškoti rimtesnės pagalbos. Bet kita vertus, manau, kad tėvelio Vytauto Klimovo iniciatyva, kaip jau minėjau, įkurtas šitas žirgynas, bet ir jo finansai davė atspirties tašką, tai yra atnaujino, atrenovavo šias buvusias gražias dvaro arklidės, raudonų plytų. Ar nesudėtinga užsiimti šią veiklą, žinant, kad tikrai finansai ne paskutinė vietoje yra ir kaip artimi žmonės reaguoja į tai? Šiaip iš tėčio tai tikrai labai daug pagalbos, ir tos finansinės, nes ir pašarais pasirūpino, šienų, avižomis, technika, kuri reikalinga prižiūrėti, tas patį mėšlą išvežti, šieną susivežti, jeigu reikėtų patiem, jauniem būdant viską susipirkti, aš nežinau, labai sunku būtų. Ir tu jau sukūrei šeimą, turi 3 vaikučius, kurie tikėkimės bus vienas dailininkas, kitas ne.
O kaip artimiausi žmonės reaguoja, žinant, kad tavo vyras tikrai nėra arklinis žmogus? Kaip jisai žiūri į tavo šitą pomėgį, darbą, sakyčiau, juodą darbą? Jau dabar po 12 metų jis yra priverstas žiūrėti teigiamai. Aišku, jam gal ne visą laiką patinka, kad aš labai daug dirbu. Nu, čia darbas yra 24 valandas per parą. Ir vaikams tas pats, jie būna šeštadienį ir su mama eisi vėl dirbti. Aš nekalbu apie varžybas vasaros sezonų, bet jie pripratę prie to. Aš galiu sau leisti paprastą darbo dieną kažkur tai išvažiuoti, jau savaitgalį padirbam. Tai jau jie susitaikė. Ir vienu supranta šitą. Supranta, taip. Nelengva disciplina iš tikrųjų. Supranta, nes mato, kad tai man teikia džiaugsmą, kad jeigu aš negalėčiau eiti dirbti, aš turbūt būčiau nelaiminga, pikta. Ant visų kitų išsiliečiau, taip. Dirbtum 8 valandas ir važinėtum kažkur tai toli. Ir dar turbūt būčiau, sakau, nelabai laiminga. Taip. Nes yra tekę dirbti samdomo darbą, tai pavyzdžiui, nors ten darbo valandų mažiau negu čia, bet aš vis tiek rinkčiausi žirgyne dirbti. Ir dar savo. Tačiau jau kraujai. Taip, čia turi būti, čia negali būti tik darbas, čia turi gyvenimo būdas būti. Taip. Čia kitaip neįmanoma. Ir viename iš interviu, aišku, jis buvo labai senai, tai yra 2003 metais, tai yra prieš 21 metus. Ir tu sakei, kad tavo svajonė tais laikais, tai yra prieš 21 metus, tu sakei, turėti savo žirgyną, treniruoti vaikus, tačiau prieš tai yra sakiusi, kad, na, prieš įsigijant žirgyną arba pasistatant, labai norėčiau pakeliauti po pasaulį ir visų pirma pamatyti Italiją, kuri tuo metu tau atrodė kaip, nežinau, 20 pasaulio stebuklas, kuri tau patiko savo įdomią senovę. Ta svajonė įgyvendinama? Pavyko šiemet įgyvendinti. Jinai turėjo būti gyvendinama prieš, galvoju, dabar 3 ar 4 metus buvom bilietus nusipirkę, bet prasidėjo COVID-as, viską uždarė, atšaukė. Ir va dabar šiemet per savo gimtadienį man vyras, mes pasidovanojom kelionę į Romą. Ir aišku, jinai buvo trumpa, nes tokį darbą dirbant yra sunku ilgam išvykti, bet labai patiko. Tai vienu žodžiu svajonė Italiją pamatėjai, žirgyną su tėčio pagalba jau turi, o kokios šiai dienai tavo svajonės? Dabar pirma ir tokia labai realistiška - pabaigti mokslus. Nes irgi... Dar mokaisi? Taip, dar vis studijuoju, sakau, sulaukęs beveik 40 metų, 3 kartą studijuodama, tik dabar suprantu, ko aš noriu ir kas man patinka. Tai tos studijos visai kitokios yra, nes tu ateini su kitokiu požiūriu, tu supranti, ko tu iš jų nori gauti. Tai va, tik aišku, vėlgi, atima labai daug laiko. Labai irgi sunku suderinti vaikus, namus, žirgus, paskaitas. Aš kai nuvažiuoju į paskaitas, kiti treneriai sporto klubų, plaukimo, krepšinio, jie pasiema išeiginę ir jie gali tiesiog sėdėti paskaitose. Aš atbėgu, atsiskaitau, pabūnu, sakau, aš negaliu žirgam pasakyti, dabar aš 2 savaitės jūsų į lauką nevesiu. Taip, nes ietį arba kamuolį gali padėti. Taip, aš vaikam galiu pasakyti, kad jūs neturėsite, bet iš žirgų sakau, jeigu jie nejoja, aš vis tiek turiu išvesti. Na, iš tikrųjų, darbotvarkė tavo įtempta, o iš tikrųjų, kaip atrodo eilinį tavo darbotvarkė dienoje? Keliame 6 ryto, mano vyras eina šerti žirgus, aš žadinu vaikus, darau pusryčius, tada vyras išveža vaikus, o aš čia einu į žirgyną. Aš išsivedu į tos žirgelius, kurie eis į treniruotės po pietų, tai aš juos stengiuosi, jeigu oras leidžia, išvesti į lauką. Kad kiekvieną dieną po 3-4 valandas jie pasibūtų lauke. Ir tas suvedžiojimas irgi užima apie 1,5 valandos, kol tu ten 10 žirgų į vieną levadą, į kitą levadą. Tada dabar šiuo metu turiu 3 metų, 2 jaunus žirgelius, kuriuos irgi pati joju, nes jų dar negalima vaikam duoti joti. Tai taip ateina pietus. Tada pasišeriu žirgus pietus, tada parsivedu iš levadų, tada išvedu kitus žirgus ir laukiu treniruočio. Treniruotės prasideda 4 valandą, reiškia vaikai žirginę renkasi 3:30. Ir dažniausiai treniruotės baigėsi 7, tada aš einu vėl pasišerti ir apie 7:30 prieš 8 aš pareinu namo. Tada vakarienė, praustis ir miegoti. Ir kitą dieną vėl tas pats. Taip. O dar šeštadienį, sekmadienį, varžybos. Taip, o jeigu varžybos, tai iš viso 6 ryto atsikeli, išvažiuoji ir grįžti vėliausiai vakare. Iš tikrųjų,
mes tai žavimės tavo pomėgiu, vien dėl to, kad tu maža būdama pradėjai joti, savo žirgininkų dinastijos, ar ne, visi aplinkui tave supę žmonės yra žirgininkai ir ne vieną kartą turbūt kartojom tiek per varžybas, tiek priekulėje organizuojamuose kažkokiuose tai šventėse, kad priekulė tai visada buvo žirginio sporto meka, tai yra kalvė. O ar niekada tu neišdavei šito savo pomėgio? Buvau, turbūt savo karjerą per gyvenimą buvau baigus kokius 4 kartus, bet niekaip nepavykdavo ir tekdavo vėl grįžti. Buvo. Kai pirmą kartą studijavau visiškai kitus mokslus. Tai teko nutraukti, tiesiog buvo dingus ta motyvacija, noras sportuoti, atsiradęs baimės jausmas pačiam jojimui. Praėjo laiko, tada vėl pradėjau joti, tada vaikai. O baimės jausmas dėl ko? Dėl to, kad nukritus skaudžiai buvai ar dėl ko? Tų kritimų daug skaudžių buvo, aš negalėčiau skirti vieno tokio. Dabar, kai studijuoju pedagogiką, ten yra daug vaikų psichologijos. Aš manau, kad tais laikais gal šiek tiek, per greitai buvo viskas daroma. O kas tavo pirmas treneris buvo? Tėtis? Feliksas Žičkus. Pats pirmas. Taip, mane tėtis tenai nuvežė ir jisai pradėjo mane treniruoti. Po to jau tėtis treniravo. Tai gal biškį spaudimo per didelio? Aš manau, kad per didelio ir po to pasąmonį lieka kažkokia ta didžiulė savisauga ir kurią tu turi su savim dirbti, kad galėtum tiesiog arba joti, arba nejoti. Reikia perlipti, susitvarkyti su savim. Ir taip kitą kartą pradeda nebetikėti tiek malonumo, kiek tu turi įdėti pastangų. O Laura, tu tikrai žinai ir galbūt tikrai mačius, kartais jau užsienyje organizuojamuose jojimo varžybose, matome į aikštę įbėgančius moteris arba vyrus su užrašais ten laisvė žirgui ar panašiai. Ir šis judėjimas jau labai plinta pasaulyje. Ką manai apie žirgų gerovę tiek treniruočių metu, tiek varžybų metu? Manau, kad tai yra labai svarbus dalykas, kad vaikam nuo mažų dienų reikia skiepyti, kad žirgas yra gyvas daiktas, čia ne dviratis, ne kamuolys, kad visų pirma jis turi jį gerbti. Taip. Ir savo darydamas klaidas, jisai turi nekenkti žirgui ir jas priimti ir norėti išmokti ir neskubėti. Ir nekaltinti žirgo. Ir nekaltinti žirgo. Aš kaip visą laiką sakau, lengviausia žirgą apkaltinti, nes jisai negali paprieštarauti. Ir tėvams savo stengiuosi skiepyti, jie būna, oi blogas žirgas sustoja, oi blogas žirgas. Palaukit, sakau, tai čia raitelio klaidos. Žirgas niekada nesielgia blogai. Tik mes žmonės juos galim sugadinti ir priversti taip elgtis. Taip. O apie raitelius dabar užsišnekėjom, apie jaunus raitelius, aišku, dar pakalbėsim. O kuris raitelis galbūt netgi pasauliniu mastu tave įkvepia? Pasauliniu mastu kažkaip negalėčiau pasakyti, man tiesiog smagu žiūrėti dabar, kai yra Instagramas, labai priartina prie tų visų, tai man labiau imponuoja mūsų Lietuvos raiteliai, tie patys, kurie olimpiečiai, Petrovas, Andrius, Vanagaitė Justina, nors dailaus įsėjimo aš niekada nejojau, tenai turiu labai mažai žinių, bet ašaros riedėjo žiūrint per televiziją, kaip jie dalyvavo tose varžybose. Ir tie senieji raiteliai man labai imponuoja. Zigmantas Šarkas, Stasys Jasas, nes jie visą laiką ateis, patars, jeigu reikia, gali drąsiai ateiti paklausti. Tu dabar daugiau pasinėrus į treniruotės, ar ne? Taip. Bet pati varžybose paskutinį kartą kada dalyvavai? Šią vasarą vieną kartą teko sudalyvauti. Vieną kartą tik tai. Taip. Bet iš reikalo, ne iš didelio noro. O kaip tu vertini savo fizinį pasiruošimą, būtent žirgų varžyboms? Šiuo metu iš tikrųjų labai gerai vertinu. Vienu metu buvau labai nusilpusi, dabar jau galėčiau ir 2, ir 3 žirgus prajoti, ir per kliūtis peršokti nepavargdama. Ir psichologiškai esi pasiruošus varžyboms? Psichologiškai esu pasiruošus, tik tiesiog tada jau reikėtų, jeigu norėčiau vėl dalyvauti, išskirti. Arba važiuoji kaip treneris su vaikais, arba važiuoji kaip dalyvis pats dalyvauti, nes labai sunku yra persiplėšti. Taip. Apie vaikus susišnekėjom, sakai, važiuoji su vaikais į varžybas. Aišku, šiais laikais vaikai yra drąsūs, jie nebijo išreikšti savo nuomonės ir daugiausia įvardina tai, ko jie iš tikrųjų nori. Pavyzdžiui, trenerė, aš noriu būti
šiuose varžybose numeris 1, tai yra noriu 1 vietos. Žinoma, tai gerai tie norai ar ne, bet ne visada jie pavyksta, nes 1 vieta yra 1 vieta, nesvarbu, kiek dalyvauja, ar 40 ar 140 dalyvių. Ir kaip tau, kaip treneriai, ar sugebi susivaldyti ir psichologiškai susitvarkyti su nepasisekusiu savo auklėtinio pasirodymu? Aš manau, kad sugebu, nes visų pirma, aš tada ateinu, apsikabinu tą vaiką, pasisodinu ir mes pašnekam, kokie buvo jo lūkesčiai, ar jie buvo pagristi visų pirma, nes jie visi gali norėti laimėti, bet reikia daug darbo įdėti ir gal tu esi nevertas tos pergalės dabar šiai dienai. Ir aš jiems visą laiką aiškinu, kad pergalės ateina su laiku. Ir ypač pas mumis sporto klube aš nerengiu profesionalių sportininkų. Pas mumis daugiau yra, kaip aš skaitau, toks laisvalaikio leidimo būdas ir mes dar važiuojame į varžybas. Ir jeigu dar pasiseka laimėti, tai čia iš vis fantastika yra. Aš juos mokinu džiaugtis dalyvavimu. Yra sunkiai, vieni labai lengvai priima, kiti ne. Bet čia labai didelė dalis tėvų yra kalties. Labai priklauso nuo tėvų požiūrio. Nes jie mėgsta patys perspausti vaikus su dideliais reikalavimais. Aišku, gražus tas tavo žestas, kad tu sugebi su vaikais rasti bendrą kalbą, ar ne, stengiasi juos nuraminti, kaip pati sakei, bet vis tiek, o kokio savo bruožo labiausiai tu nemėgsti? Aš labai mėgstu vadovauti, perdėtai, kur reikia ir kur nereikia. Tai va šito bruožo tu nemėgsti, ar tu jį mėgsti? Aš nemėgstu jo, kitą kartą reikėtų tiesiog paklausyti, ramiai pabūti ir nesikišti. Supratau. O žiūrėk, Laura, kaip tik kalbėjom, kad tavo bazė, kaip tu atminėjai, daugiau yra tokio mėgėjiško, ar ne, sporto. Aš ir norėjau tavęs paklausti, kaip į kur jūs orientuojantis, ar jūs į profesionalų sportą, ar jūs, į mėgėjišką irgi negali pasakyti, nes jūs dalyvaujat varžybose, jūs į Lenkiją važiuojate į varžybas, ar ne? Toksai per vidurį, tarp mėgėjiško, bet tikrai ne profesionalus sportas, nes profesionaliam sporte reikalingas jau būtų savo asmeninis žirgas, kaip aš sakau, mažiausiai 5 treniruotės per savaitę ir daug varžybų. Tada jau būtų profesionalus. Taip, jau galėtum tikslingai siekti rezultato. O žiūrėk, Laura, dabar norėjau dar pasiteirauti, kadangi daugelis raitelių pas tave, tavo bazėje, tavo žirginę, yra vaikai bei paaugliai, sakei, suaugusių turi tik tai keletą, ar ne? Tu kaip treneri, matai, kokios būna paskutinės minutės prieš startą, pat raiteliai, ar turi kažkokį tai ritualą, kažkokį talismaną, tu vis tiek jauti, matai. Aš tai matau, kad jie tiesiog būna labai susikaupę ir susikoncentravę. Ir pagrindinis dalykas, tai prieš startą pasikartoja maršrutą. Nes čia yra didžiausia baimė vaikų pamiršti maršrutą. Tai aš visą laiką matau, jau stovi, laukia ir jau akim seka, kas pirštų seka, pasikartoja kliūtis ir va tada jau startuoja. O ten kokio ritualo, ten kišenių kaštoną būtinai reikia laikyti? Ne. Nėra tokių dalykų, ar ne? O kokių kuriozų tenka patirti su jaunaisiais raiteliais? Oi, visko būna. Vat šitą gražuolę išsivežėm į varžybas, jinai poniukas maža yra, jai inventorius yra specialus, tu neuždėsi kito žirgo. Balnojamės, nėra pavaržos. Tai ką sakau, nejojam, tada arba jojam be balno. Tai gerai, kad tėvai staigiai čia varžybos netoli pasiėmė. Po to būna atvažiuoja, nėra aprangos. Pamiršo. Aš tų pamiršo, matyt, man yra tiek įskiepita, aš negaliu suprasti, kaip galima pamiršti. Nieko ten pasiskolinai iš vieno, iš kito. Bet čia irgi, tai iš to, ypač tos pirmi sezonai, iš didelio jaudulio. Nes vaikai tiesiog pamiršta galvoti. Jie panikuoja, jie pradeda stresuoti. Tėvai turbūt irgi dar nelabai kitą kartą susigaudo, kad reikėtų, aš jiems sakau, pasidarykit tada sąrašą, dar kažką tai. Ir pagal sąrašą viską susidėkit. Taip, ir sakau, tada žinosite. Gerai, kad sakau, kad žirgo nepaliekam niekada namuose. Žirgais turbūt rūpiniesi pati. Taip, jau susižiūrim. O ar yra pas tave jaunųjų sportininkų, būtent tavo bazėje, kurie tingi treniruotis, bet į varžybas numeris 1 nori važiuoti? Tokių, kad būtų kažkoks vienas ar kitas, taip labai išskirti negaliu. Būna etapais pas vaikų. Būna, prasideda galbūt su šeima daugiau atostogų arba vasarą kažkur išvažiavimai. Ir ten praleidžia treniruotis 1 savaitę, 2 savaitę, pamato, kad varžybas ir aš noriu dalyvauti.
Dažniausiai aš neleidžiu dalyvauti. Nes nesitreniruoja. Tai būna ir supyksta turbūt, ir nepatenkinai būna, bet sakau, tvarka turi būti. Jeigu tu lankai treniruotės, mes galim važiuoti varžybos. Jeigu nelankai treniruočių, tada mes jojam tiesiog, karts nuo karto ir be varžybų. O tavo jaunieji sportininkai, kuriuos treniruoja, jie su nuosavais žirgais joja ar su tavo žirgais joja? Viena mergaitė joja su nuosavu, visi kiti su mano ir tėčio žirgais. Su vienu žodžiu daugiausia joja vis tik tai su jūsų išaugintais, išveistais žirgais, ar ne? O tuos žirgus, kuriuos jūs laikote šitoj bazėje, ne Stragnuose, bet čia, tai čia visi yra jūsų augintiniai? Ne visi, didžioji dalis yra augintų, bet yra ir įsigytų. O pas tave ko daugiau, kas daugiau lanko, mergaitės ar berniukai? 90% mergaitės. Nu ir tavo galva, kodėl tų berniukų tiek mažai pasirenka šią discipliną? Kokia galėtų būti to priežastis? Aš manau, kad šiais laikais berniukai yra labai įsitraukę į kompiuterinius žaidimus, į telefono žiūrėjimą ir jiem tiesiog nereikia to aktyvaus laisvalaikio. Mergaitės jos kažkaip kitaip, jos nori eiti, daryti, dalyvauti, o berniukai mažiau. Nes kažkada tai buvo tendencija visai kitokia. Vieni vyrai jodavo, o dabar vienos mergaitės, ar ne? Taip. Supratau, o pas tave vis tiek jauni sportininkai, aišku, vasarą čia pas tave ūžia ošia turbūt viskas, ar ne? Taip. Tiek nuo vaikų ten balsų ir tėveliai atvažiuoja. Norėjau paklausti tavęs tokio dalyko. Ar tėvai tave kaip trenerė labai spaudžia, kad tu mano vaikui neatkreipiai daug dėmesio, kad tu netaip treniravai, ar turėjai tokių situacijų? Tenka atlaikyti tokį spaudimą ir dėl dėmesio trūkumo, ir dėl žirgų paskirstimo varžybose. Mano vaikui yra blogesnis žirgas, kitam vaikui geresnis, tenka. Ir čia yra labai pati sunkiausia mano darbo dalis. Su tėvais išlaikyti tą tokį sveiką ryšį ir jiem paaiškinti mandagiai, bet ir nenusileisti, kad daryti savo vis tiek. Tai vienu žodžiu, tavo bazėje, šioje bazėje, kurioje yra daug sportinių žirgų, tu žirgą nepaskiri vienam raiteliui, bet tu juos kaitalioji, ar ne? Gali būti, kad vieną sezoną vienas raitelis su to pačiu žirgu šoka, bet čia nuo situacijos. Jeigu jaunesnis žirgas, reiškia, turi raitelis turėti patirties. Aš negaliu jaunam labai vaikui duoti labai jauno žirgo, nes tiesiog nebus gero rezultato. Kitus žirgus, kurie yra vienodo daugmaž lygio, aš skirstu. Per vienas varžybas vieną šoką, tada atsiverčiu tą lapelį, kitas varžybas, tada sukeičiu vietom, kad visiems būtų sąžiningai. Nes vienas žirgelis tikrai yra lengviau jojamas, jis daugiau klaidų atleidžia, kitas žirgelis yra sunkiau, jis kiekvieną klaidą raitelio pasinaudos. Bet jie turi išmokti, kaip aš sakau, pirmą reikia išmokti dirbti ir pralaimėti, o po to jau galim laimėti. Dar toksai irgi suktas klausimas, tu vis tiek treniruoji, matai tuos vaikus kiekvieną dieną. Ar nebuvo tokiu atveju, kad vaikas atstartavęs varžybose parvažiuoja namo ir tą žirgas, taip sakant, jau grubiai pasakysiu, nutrenkia kaip kamolį, kitą dieną neteina nei pasivedžiot, nei paglostyti, nei kokią morkytę atnešti? Taip, yra buvę. Yra buvę. Kaip tu elgiesi tokiu atveju? Aš esu nustačius labai aiškias taisyklės. Ką turi vaikai padaryti prieš varžybas ir ką turi padaryti po varžybų. Jeigu jie to nesilaiko, mes pradžioj pirmą kartą turim rimtą pokalbį. Ir tai iki šiol yra užtekę to. Jeigu tai kartotųsi, tiesiog į kitas varžybas tas vaikas nevažiuotų. Ir viskas. Ir visi laikosi tokių nerašytų taisyklių, ar ne? Taip, yra pasakyta, jeigu tenai du vaikai dalinasi vieną žirgą, po startą turi, tai vienas, sakau, galite atvažiuoti ryte susitvarkyti, kitas atvažiuoti vakare susitvarkyti. Nereikia, sakau, dviejų vaikų. Ir jie puikiai susitarė, kas pavedžioja, kas iššukuoja, kas inventorių sutvarko, kas po varžybų atvažiuoja, čia vasarą ir į upę nujoja kitą dieną. Tai jie labai gražiai pasidalina. Baigėsi 2024 metai, ar ne? O kaip tu vertini šitą sezoną? Pas tave be proto ten buvo daug vaikų, visur važinėjo, turbūt ir į užsienį važiavote į varžybas. Kaip tu įvertintum tai? Labai gerai įvertinu. Kaip visokių startų buvo, visokių varžybų, vienur geriau sekėsi, kitur prasčiau sekėsi, bet po biškį einam į priekį. Tie patys vaikai, kurie pas mane joja, pernai šokdavo metrą, tie stipresni dabar jau šiemet šoka 1,10 m, tai aš skaitau, kad toks yra progresas į priekį ir mane tai labai džiugina. Nors aš visą laiką sakiau, kad aš galiu paruošti vaikus tik tai iki metro, nes po to jau vis tiek daugiau reikia. Bet pasirodo,
kartu su vaikais auga ir treneriai. Ir žirgai. Taip, o ką palinkėtum būtent jaunajai kartai 2025 metams sezone ir žinoma jų tėvams, ką palinkėtum? Tėvams palinkėčiau netrukdyti vaikams siekti savo tikslų, o vaikams palinkėčiau daug kantrybės, sportinio to ryžto tokio ir neprarasti to malonumo. Nepasiduoti vien tik tai pergalių, kad reikia, bet atrasti tą džiaugsmą. Džiaugsmą šiame sporte. Šiame sporte, taip, kad ir laiminti, ir pralaiminti, ir treniruotis, ir prastoj treniruoti, ir gerai tiesiog džiaugtis. O ar sutiktum su tokiais žodžiais mūsų olimpietis disko metikas Virginijus Alekna yra pasakęs, kad dideli tikslai nėra pasiekiami per vieną dieną ir tai gali prireikti net dešimtmečių. Na, žirginiam sporte iš tikrųjų tai labai aktualu. Todėl užsispyrimas ir didžiulis noras dirbti yra būtinas. Tuomet visi tikslai pasiekiami. 100%. 100%. Ar nesutinki, kad darbas ir dar kartą darbas. Ir tada ateina rezultatai patys. Jeigu įdedi daug darbo. Taip, o žirginiam sporte ypatingai. Be proto daug, be proto, nes, kaip sakau, tu turi būti viskas ir visur. Tiek su žirgu turi dirbti, tiek su vaiku turi dirbti, tiek su tėvais turi dirbti, tiek vairuotojų turi dirbti, nu, ta prasme, labai daug sferų apima. Ir mama kartais turi pabūti, taip, ir mama, ir ašarą nuvalyti, ir vandens galbūt paduoti atsigerti, ir turi ir arklininkų pabūti, ir pašerti, ir išvalyti, ir balną priveršti, nu viską turi sužiūrėti. Viską sužiūrėti. Taip, pentinus priveršti, ten visokių pirštinės pasakyti, kad užsidėtų. Atsakinga vienu žodžiu ne tik už inventorių, bet ir už žirgų uodegą. Už viską. Laura, tikrai smagu buvo pas tave apsilankyti, smagu buvo pabuvoti dar kartą Priekulėje, smagu, kad jūs su savo šeima, su savo tėveliu, su savo mamyte atgaivinot čia senasias dvaro arklidės. Belieka palinkėti tiek tau, tiek tavo šeimai stiprybės, kantrybės su jaunaisiais sportininkais, na žinoma ir ne tik jaunaisiais. Ir žinoma, tikėk savo sugebėjimais, nes be pasitikėjimo savo jėgomis negali būti nei sėkmingas, nei laimingas. Visiems, kas šypsosi, tegul ir toliau šypsosi, o kas yra laimingas, taip ir toliau. Ačiū tau, Laura, labai, kad sutikai pakalbėti su mumis. Ačiū jums labai.